Taigi sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną Minecraft Hardcore išlikimo epizodą. Ir žinokit, aš iš backgroundo prisikirtau šiek tiek medžių, kaip matot, va čia beveik 3 tekos. Tikrai tiek gaunas, tai galim jos dabar pasimti, nes statysim namą. Tai jo, už kadrą kažkiek čia dar vietos prasilaisvinau. Aišku, dar ką padariau, praplėčiau mūsų cukranendrių fermą. Ir aišku, biški, šiandien dar sakysim tą fermą, tai biškelį, javų sėklų prisirinkau. Ir dar vienas dalykas, ką aš norėjau jums pasakyti, kad mane čia ką tik prieš kelias minutės rašiau filmuoti ir mane užpuolė pillageriai. Jau skydą. Ėjau kovoti ir, kaip sakant, gerai, kad jų buvo 2 ir juos tiesiog nužudžiau. Aišku, vėliavos nieko man neišmetė, nes ne tas atėjo pillageris. Dabar, manau, čia perstatysiu mano krosnį, kad galėčiau va čia, kaip sakant, statyti tą namą. Ir aš nesu ant statybų Minecraft'e geriausias, tad man atrodo, mano namas bus toks juokingas, kurį pastatysiu. Na, bet jeigu jums nepatiks žiūrovai arba man nepatiks, tai aš galėsiu tiesiog bet kada perstatyti tą namą. Ir taip pat pamiršau paminėti, kad va čia atvarė tas keliautojas, aišku, čia vieną jo lamą, ar kaip tai jį vadinasi, paliko, kitos tiesiog kažkur išėjo. Tai gal bandysiu vėliau susirasti, bet dabar, kaip matot, va tokį namą, tokio dydžio statau. Tai va čia kontūrus pirmą pasidarysiu, tada pradėsiu statyti. Tai gerai jaučiu vieną aukštą namą darysiu, kol kas, nes man vietos kaip ir dabar daug nereikės. Arba sugalvojau, dar ten kažkaip praplėsiu tą namą, tai bus dabar matyti, kai išmiegosiu. Gerai, nežinau, ar man čia dar pabandyti praplėsti tą namą ir padaryti jo, nueiti po tokį daug didesnį. Tikrai nežinau, gal pabandyti. Tai ką žinau, dabar pasistačiau mato kontūrus. Tai gal dar gerai atrodo, nežinau, čia bus toks įėjimas iki čia galbūt kažką, tai pabandysiu padaryti, bus matyti, bet dabar manau kaip ir gerai, o viršų galėsiu kažką, galbūt antrą aukštą, sugalvosim ką čia padaryti dar. Tai va, manau dabar sienas reiktų pasidaryti. Tai gerai, baigiau čia statyti savo namo sienas, langus, aišku, dar išgriau, kur bus. Aš nežinau, šitas namas yra geriausias, ką galėjau pastatyti, bet aš manau, pirmam kartui tikrai būtų gerai. Bet jo, dabar žiauriai keistai atrodo ne tas žodis, o kodėl aš šitą praėjimo nieko neustačiau, tai čia tiesiog kažką pabandysiu padaryti, galbūt nepaprastas duris, tipo panašiai padaryti kokias laiptelis, tada paprastas duris, gal su stogu kažką sužaisti reiktų, tipo nepaprasta. Ir darai lygų stogą ir tada ant to stogo, pavyzdžiui, galėčiau vaikščioti ir atvirą kokį, ten sakykime, storage roomą, tai bus matyti, bet dabar manau gerai gavas. Gerai, mums šiaip reiktų dar kastuvėlio pasidaryti, kastuvėlį naują. Ir tada galėsim mes grindis įstatyti, o kokias grindis, manau, padarysiu gal iš beržų. Gal gerai turėtų gautis, nežinau. Ir kol aš čia griaunu tas būtent tą dirtą cobblestone'ą, tai norėjau pasakyti, kad galbūt ir šitą namą per šitą epizodą statyti neužbaigsiu, o užbaigsiu per kokį backgroundą, bent stogą ar panašiai, nes per šį epizodą dar noriu ūkį pasistatyti, tenai galbūt prie vandens kokį tikrai didelį, tai jo, bet dabar turiu pasteką tipo javų sėklų, tai pažiūrėsim ant kiek didelį pavyks jį pastatyti. Ok, ir iš praeito video negavau jokio patarimo, tai jeigu turi patarimą, ką nors parašyk ir aš pasistengsiu per visus epizodus kažkur ant lentos, tai parašyti jūsų patarimus. Jo, ir atėjo vakaras, reiks eit miegot. Opa, kaulo biški čia radau, o biški čia dar to, kaip ten yra varė ar kaip jisai, bet mes dabar jų nemaininsim, nes kaulo man užtenka, manau, dabar, o to vario mums nereikdavo.
Aš noriu pasidaryti tas iš beržų lentų tipo grindis, bet aš neturiu nei vieno gabaliuko beržo, tai reikės eiti priskirsti. Nežinau, kiek čia reikės, galbūt pusę steko užteks. Ok, iškasiau aš čia tas grindis. Tai manau varom biškį pasirinkti beržų medienos. Opa, ten tų pacukų yra daugiau, o kaip negerai, kaip aš nenoriu prie jų lysti. Realiai aš jaučiu net šito epizodo nebaigęs filmuoti numirčiau, o tie pacai ten yra, tai galbūt mums pavyktų kažkaip apeiti juos, bet aš abejoju. Palaukit, ar jie pas manęs ateina. Ne, man atrodo, jie tipo ne pas manęs, bet norėčiau gauti vėliavą. Bet iš tikrųjų jo, manau, gal ir eisiu, bet man reiktų atsigeneruoti visas gyvybės. Štai kodėl jų pradžioj buvo tik 2 ir manau tikrai dabar einu su jais susikauti, bet aš noriu žinoti, ar kiek jų yra, ar daug, nes jeigu keli bus, tai man ragai, tada man nėra ko eiti. Blemba, realiai aš tai bijau, nes jeigu man nepavyks. Jie, man atrodo, pastebėjo mane, tai man blogai, bet aš prie jų dabar nelysiu, tiesiog nubėgsiu toliau. Galbūt neatseks, bet jei įkrita į vandenį, tai dabar neturėtų išlipti. Tai gerai, varau prisikirti bežienos, tiesiog pastatau grindis, vėliau fermas pastatysiu ir kol kas nekreipsiu jos dėmesio. Tai jie turi čia steką ir 16, manau, turėtų gal užtekti. Šiaip realiai gal ir ne. Šiaip čia realiai čia tikrai neužteks man. Aš jų net nebeturiu, tai varau dar prisikirsti. Bet realiai mane labai neramina, kad ten yra tie pillageriai, nes tiesiog mane gali... Tiesiog aš jų galiu nematyti ir mane tiesiog iš nugaros pareis ir nukirs mane. One-shotins visi. Šiaip realiai aš noriu pažiūrėti, kur jie yra. Realiai aš mačiau, bet... Ok, jie yra dviese ir yra vandenį. Tiesiog aš tada jiem nieko nedarysiu, nes matau, kad jie nejuda iš to vandens tolyn. Tiesiog niekur, tai... Jo, prisikirsiu čia medienos, padarysiu grindis ir aišku, reiks pasidaryti javų fermą, nes mums tikrai trūksta pavalgyti. Galbūt dar gyvūnų fermas pasidaryti reikės. Tai kaip prisikirtau 8 gabaliukus beržo. Ir dar kartą nuėjau pažiūrėti, ar jie ten vis dar yra. Bet jų ten nebebuvo. Tai aš nežinau, kur tie pillageriai dingo, bet tikiuosi, kad jie išėjo visiškai kitą pusę ir jie čia nebegrįž. Nes jeigu grįž, galimai mirsiu jo. Nes, kaip sakau, patirties neturiu ant hardcore beveik visiškai. Bet tikiuosi taip nebus. Tai gerai, dabar tiesiog užstatysiu grindis. Ok, tai grindis yra baigtas, aš manau tikrai grindis iš beržų tikrai tinka prie namo sienų. Parašykit komentaruose, kaip jūs manot. Ir tikrai manau visai neblogai čia gavosi. Tai manau šiam epizodui užteks prie šito namo. Turbūt iš backgroundo jau baigsiu, pastatysiu, va čia ir duris įrengsiu, aišku, ir stogą kokį padarysiu. Tai sugalvosiu, o dabar norėčiau įrengti fermas, manau, kažkur ten, nes matau laisvesnės vietos, bet pirmą mums reikia permėgoti. Pagalvau, kad ten yra pillageriai, bet ten iš tikrųjų vis žiauru. Dabar realiai, ko man reikės, tai va kibiro, kurį ką tik pasigaminau. Dar padarysim ten nesibaiginti vandens šaltinio, dar koptuko. 2 gal pasigaminsim, sėklyčių pasiėmėm. Tai manau galim jau judėti ten. Nu jo, tai čia kažkur norėčiau kaip ir pasidaryti, va. Tas fermas, dar čia kažkas yra giliau. Jo, čia kažkoks gal povandeninis kievas, bet jie aš neisiu. Galbūt ir čia va susijungti su dirtu, nes daug dirto turiu, tai gal susijungti ir pasidaryti va čia kokį plotą. Manau, taip ir padarysiu. Tai mes čia išsilyginom šitą vietą, kur norėsim pasidaryti mūsų fermas. Ir aš manau, kad už kadrą, jeigu sutiksiu ten tas pillagerius, tipo norėsiu pasimaininti ant medienos ir jeigu aš juos sutiksiu, aš manau pabandysiu juos nužudyti. Ir tikėkime, kad nemirsiu, 3 epizodas išvys dienos šviesą. Dabar reikia čia kažkiek pasidaryti vietos, auginti mūsų javus.
Ok, tai manau čia užteks, tik dabar dar reiktų pasidaryti mum vandens šaltinį. O čia į fermą biškį tokių vandens pripilti, kad geriau greičiau augtų. Manau, dar čia kažkur reikia pasidėti crafting table, kad nereiktų bėgioti prie mūsų namų crafting dalykus. O čia tiesiog pasigaminti galėtumėm pusblokį, o kam pusblokį reikia, tai tiesiog pažiūrėkit dabar. O padarysim gražiau. Vanduo vis tiek išlieka, bet nesimato jo ir kaip, pavyzdžiui, reiks va taip nurinkti tuos sodinukus, jie gali kirsti vandeniu, reiks įlipti jį ir tada šoksim, va, ir šitas dalykas atsitiks. Tai jo, dabar, manau, reiktų viską užsisadinti gražiai ir vietos čia visiems javams pasėti, netilps visi javai. Tai manau, dar šiek tiek prasiplėsim. Tai va, vieną eilę dar padariau, kiek čia turėsim, tiek mes čia uždėsim. Ir manau, visai tokia nebloga ferma gavosi. Dabar, manau, reiktų nuspręsti, kur mes norėtumėm padaryti gyvulių fermas, nes čia aš norėčiau šiaip padaryti vien tik, jeigu turėsim dar kaimelį, nes manau, per kokį epizodą reiks pakeliauti, tai čia aišku bulvių pasodinsiu, morkų, tai reiktų tokią vietą nuo čia pasilikti. O kur gyvūnus laikysim, man atrodo, aš jau žinau. Tuo dar šiek tiek reikia pavalgyti. Ok, tai aš naudosiu, manau, gyvūnų, sakant, fermą, gyvūnų narvus pastatyti būtent va šitoj vietoj, kur ir mirė du piprinai nuo manęs. Tai įsilyginsiu va čia su dirtu biški vietą, pastatysiu, va, taip sakant, biški tų narvų, kur laikysiu juos. Ir manau, šiandien prisivesiu juos į vidų. Tai kažkiek čia palyginsiu, nedaug, manau, ir užteks pirmam kartui, už backgroundą, kaip sakant, palyginsiu daugiau. Tai daug ant backgroundo padarau viską, nes manau, tiesiog on camera jums nebūtų labai įdomu žiūrėti, kaip aš lyginu su to dirtu ir panašiai. Tai daugiausiai ant backgroundo tokių dalykų padarau. Tai gerai, kažkokią vietą mes čia turim, dabar reikia eiti, susikraftinti mums šiek tiek tvorelio. Arba kol kas namai nėra gal labai gražiai atrodantis, bet pagerės. Tai kiek 8 tvorelės turim susikraftinę, tai galim eiti ant kažkiek narvelių pasidaryti. Šiaip ir arkliui norėčiau gardą pasidaryti, nes norėčiau turėti arklių. Tai taip pat, jeigu norit duoti vardą mano būsimam arkliam ar panašiai, tai būtinai irgi rašykite komentaruose. Ir aš išrinksiu vieną, kuris man geriausiai skambės. Tai gerai, manyčiau, čia galim pradėti statyti. Ok, tai šitokie būtų į priekį, manau, kokie gal 7-8 galą. Nu, gal kokie 8 galą ir į priekį padarysiu 7, nes matau, kad čia biški per mažas tada gausis. Tai kai va tokį va padarėm, dabar reiktų antrą narvelį padaryti. Ok, ir mums pritrūko tų tvorelių, tai einam dar daugiau pasidaryti. Per vartelius pasidarysim, pro kuriuos mes įleisim tas karves. Dar tas avis, ką laikysim, manau, šiandien du tos narvelius pasidarysim ir paskui kitus už backgroundą. 5 tvorelės dar liko ir dabar, manau, galim išsimegoti. Ok, gražiausiai lyt pradėjo, o ne. Ir man taip lietus nepatinka, bet gerai. Pasidarėm 2 narvelius, dabar reiktų, nepasiėmiau crafting table, bet craftinsiu ir čia vieną. Manyčiau jo ir reiktų pasigaminti mum vartelius. Ok, vienas čia dedam, vienas čia dedam. Kreivai biški padėjau. Ok, dabar gerai. Ir dar žinau vieną hacką, turbūt daugelis iš jūsų žinot, kad... Ai, ne taip, ok. Kad galim pasigaminti, per ką perlipsim. Tai pavyzdžiui, mes taip negalim peršokti šitų tvorelių, o pavyzdžiui, va taip, jeigu uždėsim va taip, mes galim tiesiog peršokti. Tai lengviau bus eiti pas gyvūnus, neišleisim jų, jeigu norėsim eiti per tos vartelius. Tai va.
tokį vieną čia dar padedu ir vieną turėsiu padėti ant galo. O dabar manau laikas eit pažiūrėti, kaip laikosi mūsų ferma, kur mes auginam javus. Ir jeigu jie jau užauga, galėsim pradėti vesti avis ir karves į mūsų tvartą. Nu, ten šiaip netvartas, ten labai prastai. Bet ateity pagerinsi. Ok, tai jo, kaip ir tikėjaus, nieks neužaugo. Tai teks truputėlį palaukti laiko. Ir tada ateisim ir pasimsim, kaip sakant, javų ir įsivesim tas avis ir karves. Šiaip aš turiu dar likusių sėklų, tai kaip ir viščiukus galėčiau įvesti, bet, sakant, man dabar viščiukų dar nereikia. Arba dar galiu pabandyti vieną dalyką, tai yra įsivesti avis, nežinau kokiu būdu, bet gal kažkaip pavyktų man. Nu jaučiu taip stumti ne kažką, neįstumsiu šį narvą. Ne, per daug darbo čia, kaip sakant, žaisti su jie, kol įvesti, čia neįmanoma, kaip sakant, beveik. Tai jo, jaučiu va taip. Palauksim, kol užaugs javai ir šiek tiek įsivesim jų. Arba žmonės, aš manau, kad už backgroundą tikrai įsivesiu, kaip sakant, tas avis karves į tą gardą, galbūt daugiau pasidarysiu dar jų. Užbaigsiu namą kažkaip statyti, galbūt fermas praplėsiu, cukranendrių fermą praplėsiu. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikyti, nepamirškit paprenumeruoti šio kanalo, rašyti patarimų ir susitiksime kitame video.